žvejais Klaipėdoje buvome sutarę jūrą išplaukti anksti ryte, todėl nusprendėme išvažiuoti iš vakaro ir netoli pajūrio pakelėje pernakvoti. Jau sutemus atvykome į Vienkiemio kaimo turizmo sodybą, esančią greta Kretingos, ir vakare prie židinio pakalbinome jo šeimininkę. Mūsų sodyba vasarą atvyksta daug poilsiaujančių iš Palangos. Mes daugiausiai orientuojamės į šeimas su vaikais. Gal todėl, kad ne visos sodybos turi zoologijos sodus, buities rakandų muziejus. Pas mus yra didžiulė teritorija 5 hektarų ir viskas yra skirta poilsiui. Šį kaimo turizmo sodybos kompleksą vasarą per dieną aplanko iki 1000 žmonių. Rąstiniai šiaudais dengti nameliai bei etnografiniai buities padargai sudaro jaukią aplinką. Čia keliautojų laukia nemažai aktyvaus poilsio pramogų, tačiau ne visi jomis pasinaudoja. Čia svetingai priimami yra ne vien žmonės. Mes savo sodybai priimam visus sužeistus gyvūnus. Ne tik tai paukščius, bet ir stirniuką koją nupjauta, ir gandrų žmonės atveža, ir iš veterinarinės tarnybos atveža, ir gulbės sužeistas. Dabar mūsų sodyboje yra 6 gandrai. 4 yra sužeisti, tai yra 3 yra sužeisti nulaužtais sparnais, o 3 dar rudenį atskrido patys. Atskrido ir niekur nesitraukė. Atsistojo šalia mūsų sužeistų gandrų ir jie pasiliko žiemoti pas mus. Žiemą sodyboje lankytojų kur kas mažiau, tačiau pagrindinė pramoga šiuo metu yra pirtys, kuriuose lietuvaičiai bando išgarinti per savaitę susikaupusi nuovargį. Naktis buvo šalta, o ryte mūsų laivas negalėjo pajudėti, nes vairo mentė buvo pasidengusi storų ledo sluoksnių. Teko laukti, kol pagalbininkai atveš dujų balioną ir įkaitinta vairo šerdis atitirpdys nepageidaujamą ledą. Atsuk propaną, atsuk balioną, skol. Tai reiškia šaltis. Veltiniai, kuriuos davė įgula, pasirodė per maži ir teko vėlgi auti savo batus. Pagaliau mes išplaukiam. Ar sunkus darbas visi? O, nėra lengva. Matai, kaip iš ryto ateina, tu vis dirbi. Nu, dar nematau prakatą. Sakėt, prakatas bus. O. Bet atsakingas darbas. Ką tu galvoji? Pradėk, kokios lytis laužai. Tai, galim sakyti, ledlaužys. Priekis storas yra. 5 mm priekis yra, tai tas laivelis į rūgnį vandenį praeis. Kiek metų jam? O po kapitalinį remontą 5 metai yra. Ilgai kapitalinis remontas viskas padaryta rūgnį. Garuojantis marių vanduo skleidė drėgną vėsą, kuri susimaišiusi su šalčiu skverbėsi pro visus drabužių plyšius. Po 10 minučių plaukimo romantika baigėsi, nes kojų pirštai sustiro, nors kišk juos burnon. Bandžiau kajutėje koją šildyti prieš dujų liepsną, tačiau išgirdau klausiant, ką aš kambuzę kepu, nes viršuje jau pakvipo kepsniu. Prisiminiau sovietinę armiją, kai spaudžiant speigams kojas apsiviniodavome laikraščių ir tuomet maudavome saulinius batus. Tai padėdavo nenušalti kojų. Dabar jaučiausi kur kas užtikrinčiau ir galėjau ant denio grožėtis boto laužomais ledais. Uostas liko už nugarų ir mes jau atviroje Baltijos jūroje. Čia rodo greitį viską, kiek eina, yra taškai, kur tinklai stovi. Ir greitį, ant to į kitą persijungsiu kursą jau rodys. Po valandėlės pamatome pirmuosius plūdurus, žyminčius, kurioje vietoje yra mūsų tinklai. Pamiršę šaltį pasijutau tarsi senas jūrininkas. Davė, pačia gulimi. Stop! Atgal!
Biškai tai gerai. Kvepia gurkai. Galim tuos meškirį galite. Šitiek stintų vienoje vietoje dar nebuvau matęs. Kadangi labai mėgstu valgyti žuvį, nenustygau vietoje, nes norėjosi greičiau jos paragauti. Žvejys Algis parodė, kaip valgoma žalia strimelė. Taip, paprastai pasiėmė, va, ir kaip. Tai nereik palaikyti. Nereikia, nu, kažkada. Laikai, jeigu nebėga iki. Pamatysi, bus to tas pas, kas silkę valgai. Jokio skirtumo nėra. Jo, tikras silkė. Ji nesiskyrė nuo sūdytos silkės, tačiau buvo kvapnesnė, be švelnesnio, dvelkiančio jūrą prieskonio. Vėliau prisiminęs Kurilų salas, kur per 5 minutės paruošdavome lašišos ikrus, nutariau ir čia pasmaguriauti. Stintos ikrus galima valgyti tiesiog žalius, paėmus ir paparčius jas druska. Paragaujam. O žvejai vis traukė ir traukė tinklus. Pavargusios žuvėdros mojo sparnais ir viliojo tolyn į jūrą. Labai sušalome ir reikėjo žūtbūt įsivirti žuvienės. Kadangi jūros vanduo surus, druskos nebededame. Paprasčiausia, į puodą įleidžiame keletą stintų ir laukiame, kol užvirs. Mamai! Ar daug šiandien pagavom žuvies? Pusę velnio, kaip sakom, nu ką čia dabar aš galiu pasakyti daugiau. Nu, O velnę jūros pagavom? Tai pagavom. Pasitaiko jų ne vienas ir ne du. Ar tai reta žuvis? Nu, kad neretai tankį. Apie rūkyklą. Vasarą, kai būna plaukiam su žvejais į marias pažvėjoti ant kokių starkių ar ko nors, tai pasistatom gale šašlikinę, pasistatom podelį, įsiverdom žuvienės, tai va būna. O dėl pramoninės tai neapsimoka čia rūkyti, yra žmonės, kurie to užsiima, jie tą ir daro. Ar jūra buvo palanki jum? Taip, jūra labai palanki, bet didelis šaltis ir jūroje daug ledų. Ir prie ledų tinklai priešasi, biškiai yra nuostolių, bet šiandieną taip išėjo, kad buvo pakankamai žuvies, vakar užvakar tai jos kaip ir nebuvo. Tai taip ir būna į savaitę 1-2 kartus, kad normaliau žuvies atsirastų. Kiek kilogramų šiandien pagavom? Šiandien gali būti net iki 300, namo pasversim, pažiūrėsim. O taip apie 200 su trupučiu. Žuklė buvo sėkminga, na, o kelionių filmavimo grupiai diena praleista Baltijos jūroje buvo be galo įspūdinga. Mes patyrėme žvejo kasdienybę, kuri tik iš pirmo žvilgsnio atrodė labai romantiškai. Pamatėme retą žuvį jūros velnę, o svarbiausia, keliavome laivų jūroje ir atšiauriomis sąlygomis.